Sekantis klausimas. Labą dieną. Aš norėčiau pasiteirauti, kada bus ištrinti pirštų atspaudai tų žmonių, kurie išsiėmė korteles. Atsakysiu į klausimą, kad išsiminėjant kortelę, jūs galėjot paprašyti, kad jums ištrintų. Ir specialiai pasakė netrinsiu. Tai užėjkit, žinokit, tikrai ištrinsim, nes tos problemas nėra, kad mes ten jau saugosim ar kažkur ten ištrint labai lengvai. Ir galite šiandien užėjti ir ištrinti. Dar vienas klausimas, papildant dėl tos parankėtų problemos, kad bus žmogus skiriamas iš aukšto, kuris atrakintų duris. Jūs nemanot, kad tas žmogus nespės lakstyti paskui kiekvieną kitą asmenį, kad atrakinėtų duris? Šitas modelis visiškai netinka. Žiūrėkit, kaip aš ir sakiau, gal kad būtų greičiau aš sėdėsiu, tiesiog neduodamas atsakymus. Mes varstom kelis modelius kartu su studentų atstovybė ir universitetu. Nei vienas iš jų nėra patvirtintas kaip jau priimtas. Mes esam procese. Lygiai taip pat, sakykime, šiai dienai, su kuo man teko bendrauti studentų atstovybės, jie pareiškė savo nuomonę. Galbūt jums lygiai taip pat aktyviai reikėtų irgi įsijungti savo studentų atstovybės veiklą irgi tai pareikšti savo pasiūlymus. Kaip jūs manote, kad turėtų būti? Supraskit vieną dalyką taip, kad mes būsim, sakykime, laimingi prižiūrėdami bendrabučius, tada kada jums bus viskas gerai. Daug maloniau mums tokį susirinkimą turėti, žinot, ir kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, ekonomisas gali ten studentą, nežinau, kokį alaus vakarėlį padaryti, o net kodėl ten duris atidarys taip ar šitaip, ir tą ar į kitą pusę. Tai, žiūrėkit, daug